Sveiki visi, tiek seniai žiūrintis mano vlogus, tiek užsukę pirmą kartą į mano kanalą. Kaip matėte, pradžioje parodžiau savo iš ryto rutiną ir jinai, aišku, dar nesibaigė, nes dar yra kivio išvedimas, šiukšlių išnešimas ir taip toliau, nes visko darbelių tokių smulkių, bet yra daug. Tai va, tai kas dar nežiūrėjot mano senų vlogų ir žiūrite pirmą kartą, galiu pasakyti, kad aš esu Loreta iš Alytaus ir gyvenu su vyru ir šuniu. Mūsų šuo Kivis labai mėgsta būti kadre, nes kaip ir pradėjau kurti vlogus, tai jau šunį turėjome. Tai va, Kivis visada lenda į kadrą, kai filmuoja vyras, nes jis kažkaip supranta, kad tai yra dėmesys. Aš per dieną išgeriu labai daug vandens, ta prasme skysčių. Ir kai nusibosta vanduo, kava jau gerklę graužia. Ir šiaip dar geriu cikoriją su pienu. Ir taip pat, kaip čia atrodžiau, pasidariau multivitaminų gėrimą. Labai skanus ir gerai kūnui. Dabar Kiviukas gaus skanų į pagaliuką. Štai. Kiviukai, žinai ką? Žinai ką, Kiviukai? Dabar Kiviukas darys nemniuką. Nemniuką darys. Nemniuką. Nemniuką. Einam, Kiviukai. Nemniuką daryti. Nemniuką. Nemniuką darys Kiviukas. Nemniuką. Štai čia laikom Kivio maistą. Ir tvė spintelė, šitas išsinėrė, jį reikia tiesiog sunerti. Ir štai čia likutis. Aišku, mes jau esam užsipirkę. Mūsų šuo dabar valgo daug. Jam buvo paskirta dieta, nes Kivis turėjo didelį antsvorį ir sakė veterinarė, kad šunims antsvorio pasidaro sąnarių visokie skausmai ir susigadino tiesiog sąnariukai ir jiems skauda bėgioti ir jie greičiau pasensta dėl to. Tai Kivis gal porą metų laikėsi dietos, mažai labai gaudavo ėsti, nemniuką, kaip mes sakom. Ir galiausiai jis sulėsėjo tiek, kad jau nebereikia laikytis dietos. Ir mes dabar jam duodam jau tą normą, kokią skaitosi šuniui duoti. Tai va, bet duodam daug skanėstų, tai jei pastumės vėl dietos laikysis, bet tikėkimės ne. Tai va, mūsų Kiviukas dabar pavalgė, atsigėrė ir bus laimingas, dar aš jį vėliau išvesiu. Mūsų šuo Kivis nėra visiškai sveikas šuo, dėl to, kad jis turi kataraktą. Ir kad gerai matytų kiekvieną rytą ir kiekvieną vakarą, štai tokiu būdu aš jam sulašinu į akis 2 lašus, kiti bus po pusvalandžio ir vakare taip pat šitie ir po pusvalandžio. Taip, kad jis gerai matytų, bet kaip matot, jis patenkintas, kad aš jam lašinu dėl to, kad jis gauna apdovanojimą skanėstą, kaip mes vadiname smarvytę, nes jo skanėstai mums smirda. Mes su Kiviuku jau vaikštam. Kur Kiviukas? Kivė! Jisai pavydi pievelę savo, kitiems šuniukams reikia vesti iš čia. Jūs reikalus padarė, tai nebus problemų. Ir einam dabar pasivaikščioti. Vaikščiosim truputį toliau. Galvoju, reikia kažkiek žingsnių nueiti. Ir paskui, kai Edmundas galės, tai jei dar nebus peršalęs, eisim gal toliau pasivaikščioti, aš čia vienu toli neprivaikščiosiu. Tai va smagu, Kiviuką išvedžiau, jis padarė reikalus, bet dar kartos tuos reikalus, nes jis daro 2 kartus ryte rimtus reikalus. Tai va žiūriu, ar netupslai. Ir truputį pasivaikščiosim. Nelabai daug ir filmuosiu. Kažkaip ten galvojau, neplanavau eiti į parką, bet su Kiviu atėjom į parką būtent. Nes kodėl neplanavau? Todėl, kad bijojau.
Žinot, dar kas pirmą kartą žiūri vlogą, pasakysiu, aš esu agorofobikė ir tai yra kaip kiti bijo liftų, tai aš bijau atvirkščiai. Atvirų patalpų, lauko ir panašiai. Didelių patalpų, prekybos centrų ir taip toliau. Ir man einant, lankau neįgalių draugiją, nes nepradėjau lankyti šiaip savo. Ir ėjau į neįgalių draugiją. Ir pasidarė taip, kad nei namo pareiti negaliu, žiūriu, nei draugijos pasiekti. Nu, tai buvo blogai, skambinau mamai, mama atėjo ir nuvedė į draugiją, tada apsibuvau draugijoj, padirbėjau, baigėsi laikas ir grįžau pati namo. Tiesiog panika kartais užeinama tokia. Ir nežinai, bijai ir eiti, ir sėdėti, ir stovėti, visada baimė. Baimės jausmas, kur nėra dėl ko, priežasties visiškai nėra. Tai va, mes su kiviuku, štai kiviukas, parke ir jam labai nepatinka, kai aš sėdžiu ant suoliuko, todėl aš to atsistosiu ir mes eisim vaikščiot. Sėdžiu parke ant tokio suoliuko, nuo kurio labai gražus vaizdas, dabar aš vis ir parodysiu, apsuksiu kamerą. Čia yra tas aukštai, aš aukštai sėdžiu ant kalno. O va čia ir kivis žiūri kažkur į visus žmonės. Stebi, ar nepažįstami, ar ne senelis, ar ne močiutė, ar ne tėtis. Taip, kiviukai, ne tėtis, kiviukai, ne tėtis. Nežiūri. Tai va, tai toks pasivaikščiojimas, jau dabar pasidėsiu biškį ir eisim namo, o pareiti vis tik dar bus koks kilometriukas. Parėjom namo su kiviu. Dar tik tai 11:30, ar ne? 11:30. Ir dabar pasigaminau valgyti, kadangi tai ne pietus, nes mes pietus valgom vakare, o per pietus valgom mažiau. Tai čia yra mano pusgaminiai, šiti žemaičių blynai. Labai nesveikas maistas vien dėl to, kad žemaičių blynai su bulvėmis ir kitas dalykas, kad, nu, tai bulvės su krakmolu ir taip toliau, o kitas dalykas dėl to, kad čia yra pusgaminiai. Pusgaminiai labai nesveikas, šaldyti buvo, atsišildžiau, įsikirpiau, apsiskrudinau ir dabar valgysiu. Skanaus man. Vėl žaidžiu su kirpčiais, susidėjau pas netikrus kirpčiukus. Palaukite, nesimato. Tai va tokie. Turbūt daug kas pastebėjo, ypač aš pati pastebėjau šiame vloge filmuodama, peržiūrėdama medžiagą, kad labai matosi mano gurklys. Ir žinokit, aš jums pasakysiu naujieną, aš viršijau savo svorio rekordus. Aš labai daug priaugau, prieš porą savaičių svėriau dar kilogramų daugiau. Dabar dar vieną numečiau, bet viskas. Dabar laikau save rankose ir metu svorį. Motivacijų savo susigalvojus, aš vis dabar jau nesakysiu. Jeigu pavyks, tos motivacijos padės, tai tada jūs pamatysit, nes aš kelsiu tai į YouTube, kurgi daugiau. Tai va, tai tas gurkliukas labai negerai ir kadangi mano ir taip yra netoksai smakras, o truputį yra toksai gurkliukas, netgi ir būnant liesai, tai kai pastambėjai, tai išvis tas gurkliukas. O aš esu mačius moterų, kurių visai nėra gurkliuko, nors stambumas dar stambesnės už mane. Tai tik todėl, kad truputį toksai gimės. Nu, kaip tokie genai, toks gurkliukas, kad būtų šioks toks. Na, bet dabar labai stengiuosi, nes jau taip savo nepatinku, taip pat ir nepatinku, nors matėt, ką tik valgiau pusgaminius, daug krakmolo, bet toliau stengsiuos valgyti sveikiau. Ne tai, kad sveikiau, bet kad svoris kristų, mažai, daug neprisivalgysiu ir panašiai. Štai antroje dienos pusėje einame pasivaikščioti visi. Trys, tai yra vyras prisijungia prie mūsų su kiviu. Maratonus norim nueiti. Einam, kiviukai. Tai va, labai smagu, kai daug vaikštau. Aš jau taip pažiūrėjau, nuėjau 4 kilometrus ir dabar būtų užtektų nueiti 4 ir būtų 8. Kiviuko diena.
Labą dieną. Tai čia išėjom su kaimynu pasisveikinom, logus filmuojam ir vaikštom. Tai va, tokia. Dabar einam. Eisim, sakėm, kažkur prie Medvilnės, ne? Tai va, vyras sugalvojo, nes aš jau nežinau, kur eiti. Mes tai su Kiviu buvom parke, kaip matėt. Dabar einam per kiek. Kivis tai kaip timtelį, tai atrodo, kad telefoną to išmesiu. Turėjom eiti kitų kelių dėl pudelio didelio, kurį Kivis labai bijojo. Tai ir apėjom aplink mokyklą beveik. Ir štai radom tokią meno kūrinį visai nieko. Iš kankorėžių, šakų, šieno, šiaudų. Netgi, vat, matau, šiaudai iš grūdinių augalų. Ir rąstgalių pagražintų. Ir net plytgaliai. Strukinėja raudonusios plytos. Ir viską įrėmino į namelį medinį su tvorele. Tai va, tai labai visai nieko, kai pamatėm, tai galvom, jums parodysite dar ir nuotrauką, aš prie jo pasidarysiu. Kažkada Alytus buvo labai klestintis pramonės rajonas. Pramonės miestas. Ir buvo jame Medvilnė. Tai reiškia audinių gamykla, štai čia liko administracinis pastatas, kuriuos dabar matot. Ir prie jo kultūros centras, girdisi muzika, gal ir nesigirdi, nes mikrofonas dabar naudojamas. Taip pat buvo dar skydiniai, tai yra tie nameliai, Alytaus nameliai, Alytnamiais vadinami, kurie dabar irgi nebestatomi, bet daug kur dar galima pamatyti, kaip juose žmonės gyveno. Ir taip pat Slaingė čia netoliese yra. Nematysite už taip toli, bet truputį matosi, bet medžių stoja. Ir taip pat Alyta labai visiems garsi. Tai va, neskydiniai, šaldytuvų gamykla Snaigė dar kažkiek dirba, kažkiek gamina, sumažino, aišku, ten darbuotojų skaičių ir kiekį gamybos, o Alyta kaip ir viskas ten gerai atrodo. Vis dar yra lentynose Alytos gėrimų visokių. Tai va, toks Alytus ir norim, kad atsigautų, kad naujų pramonių pristatytų naujų fabrikų, gamyklų, kad galėtų žmonės dirbti ir taip pat ir administracija reikalinga, tada dar daugiau įsidarbina ir būtų vėl pramonės miestas, nes kurortus miestas nori Alytaus padaryti. Tai kaip čia kurortas, nemanau, kad verta dėl to, kad netoli yra Birštonas ir Druskininkai. Pramonės miestelis, ne miestelis, rajonas, iš tikrųjų yra kaip atskiras miestelis. Čia yra parduotuvių, Lytagra, pavyzdžiui, kitoj pusėje. Taip pat yra įvairiausių kavinių, kur galima pavalgyti darbininkams pietų, ir gamyklų parduotuvėse galima pigiau nusipirkti įrangų, visokių šaldytuvų ir kitokių dalykų, kuriuos gamina būtent toj gamykloje. Yra taip pat dar ir maisto prekių parduotuvė, vienintelė sandėliuose yra įsikūrusi Merė. Tai va, tai tokie dalykai, kas dar atminti šlubuoja, bet nieko, išgersiu. Net pamiršau pavadinimą ko, tai matot, kaip atminti šlubuoja. Ir kai ten yra tokia, žinot, reklama, kur ten pamiršta kažką ir išgeria. Nu, bet čia jau buvo seniai. Tai va, mes dabar turbūt jau atsisėdome ant paskutinio suolelio. Aš atsisėdau, operatorius stovi. Ir dabar priėjom tą, kaip sakydavau, toks kaip tiltas, kaip geležinkelis, kaip kas, bet viskas uždaryta. Kad nematytų, ką veža, ką gabena, koridoriai tokie. Ir čia buvo kažkada, man atrodo, dabar jau nebeveikia tikrai, nes čia viskas apmirė. Tai va, tai dabar mes nuo čia gal suksim namo, nes čia tualetų nėra, va kur bėda. Čia man. Matot, po tokio pasivaikščiojimo visa blizgu šlapia, suprakaitavau. Oras šiltas iš tikrųjų, o vėjas šaltas. Ir mes su Kiviuku šiandien padarėm Kiviuko dieną, nes su Kiviuku nuėjom 9 kilometrus, o jeigu taip skaičiuojant, kad kiek dabar nuėjom, šiuo metu paskutiniu, nuėjom 6 kilometrus.
Ne, 5 kilometrus, o ryte per parką su Kiviku padarėm 4 kilometrus. Nes vien nueiti iki parko yra kilometras ir grįžti jau kilometras. Tai be pigų buvo po parką 2 kilometrus pavaikščiau, tai nedaug. Pradžiau savo rytinę rutiną, savo pusę dienos ir liko tik tai vakaras, nes dabar yra 15:05 vakaro. Ir todėl baigiu šį vlogą, nes jau ir taip susidarė labai daug laiko. Ir taip pat noriu pasakyti, kad kitą dieną, tai yra rytoj, sekmadienį, išvažiuojame į Kauną. Tai irgi bus įspūdžių, bus pafilmuota ir parodysiu gal ne per vieną vlogą visas Kaunas bus, bet filmuosiu kažkiek vlogo dalis bus iš Kauno. O dabar, jeigu patiko mano vlogas ir Kiviukas, spauskit patiktuką, komentuokite. Nebijokit pakomentuoti. Taip pat galite paremti Contribui.com platformoje ir taip pat galite užeiti į Facebooko grupę vlogerė Loreta Mažonė. Na ką, o iki kol kas, ate.